kviesiu kiekvieną diskusijos dalyvį šiek tiek trumpai pristatyti savo vykdomą veiklą ir papasakoti apie tą architektūros reikšmę ir tų edukacijų indėlį į vaikų lavinimą architektūrinį. Tai pirmiausia, norėčiau pakviesti Viktoriją papasakoti apie 150 ekskursijų, ar ne? Buvo surengta. Taip, pone. Tai sveiki visi, esu iš organizacijos Gatvės gyvos. Tai čia matysit vaizdus būtent iš modernizmo architektūrai skirtų ekskursijų vaikam, o šiaip dar trumpai pasakant apie mus, kas mes tokie esam ir ką veikiam, tai Gatvės gyvos turi dvi kryptis, tai viena iš jų yra ir nuo to ir pradėjom, tai yra ekskursijos suaugusiem, bet jau netrukus nuo 2016 metų mes pradėjom programą Gatvės gyvos vaikams ir rengiam ekskursijas bei dienos stovyklas vaikams, būtent tokia kultūros patirčių tema. Ekskursijos, aišku, būna mieste ir jos labai dažnai yra, net visą laiką, sakykime, surištos su architektūra, vienos gal labiau architektūrinės, kitos labiau orientuotos į kultūros paveldo ir miesto istorijų pažinimą, bet kuriuo atveju tai visada siejasi su architektūra. Kaune šį rudenį turėjom 151 ekskursiją, viršėjom truputėlį savo projektą, bet, pavyzdžiui, Vilniuje pernai turėjom 2000, tai čia Kaune tas skaičius nėra toks jau didelis, labai tikimės pratęsti šitą projektą, žiūrėsim, kaip čia seksis. Tai kaip buvo rugsėjį spalį rengiamos nemokamos ekskursijos pradinukams, būtent Kauno miesto pradinukams, jaunasis modernistas, ir šita edukacija tokia kaip susidėjo iš dviejų dalių. Tai buvo ne tik ekskursija, bet ir nedidelės Lego dirbtuvėlės kaip antroji edukacijos dalis. Tai čia nuotraukose paskui irgi matysit. Tai ką mes padarėm, tai kartu su Lego modelių kūrėju Roku Mišrūnu sukūrėm nedidelius modernizmo architektūros Lego pavyzdžius. Tai vienas buvo skirtas labiau interjerui, kitas pačiam jau pastato fasadui. Tai konstravom su vaikais, po ekskursijos konstravom pašto interjerą, buvusio centrinio Kauno pašto interjerą, kiek tai Lego galima atkartoti ar ne, nes čia jau buvo daug pavyzdžių su Lego, tai nėra labai jau toks visiškai tikslus interjero atvaizdavimas, bet tai, ką įmanoma padaryti su Lego priemonėm. Ir antrasis modelis buvo skirtas pieno centro pastato fasadui, tai mes tą nedidelį pirmą aukštą konstravom. Tai čia galbūt kol kas dar nemato tos dalies, bet greit pamatysit. Tai čia matot vaizdus iš ekskursijų. Tai ekskursijos truko apie 45 minutės, pusvalandį jau skiriam tam konstravimui. Tai ekskursijos metu aplankėm keletą pagrindinių tokių modernizmo objektų, bet ir ne tik pagrindinių, nes stabtelėjom ir prie buvusio kino teatro Odeon, kuris gal nėra toks jau labai esminis ar ne, kur dažnai gal ir praleistum ekskursijose, bet ką mums norėjosi padaryti, tai paliesti ne tik tai pačią architektūrą, bet ir jos kontekstą, kad vaikai ne tik sausai kažkaip susipažintų su pastatų architektūra, bet labiau ir sužinotų apie tą tarpukario laikotarpį. Tai ekskursijose, matot, va čia būtent ir yra kadrai, kad šiek tiek kalbėdami apie pastatą, kalbėjom ir apie jo paskirtį, ir apie tai, kas jame vyko, tarkim, koks vaikiškas filmas buvo rodomas tuo metu kino teatre, arba čia irgi prieš tai matėt potvynio žinią apie savivaldybės, jos ieškojom. Tiesiog stengiamės įpinti tokių vaikam įdomių, patrauklių, nedidelių elementų, kur jie turėtų eiti, ieškoti, atrasti tas istorijas, atsakyti klausimus, žaidėm žaidimus. Tarkim, Kauno centrinį paštą pažinom per žaidimą Tiesa melas, kur reikėjo tiesiog vaikam komandomis spėti, ar sakomas faktas teisingas, o gal klaidingas. Užėjom į
banko rūmų vidų. Labai džiaugiamės, kad jie sutiko priimti tiek vaikų į vidų. Tai kiekviena ekskursija užeidavo vidun ir irgi pasižiūrėdavo, kaip atrodo ir tas išskirtinis pastatas iš vidaus, jo interjeras. Na ir tos ekskursijos pasibaigdavo prie karo muziejaus ir būtent ten vyko Lego konstravimo dirbtuvėlės. Tai trumpai tiek, ką mes nuveikėm. Nežinau, jeigu klausimų kažkas, ar dabar, Gal aš po to paprašysiu klausimus. Aš kito pašnekovo norėsiu prašyti papasakot, bet truputėlį tik prisipažinsiu, kad kol mes festivalį ruošiamės, tai aš mačiau jūsų ekskursijas, man labai patiko tie klausimai, kur tiesa, netiesa, nes labai vaikai buvo susidomėję, net nenorėdavo į paštą įeiti, aš galvoju, visi ten veršiasi įeiti, o jie bėga, grindis pamato ir atgal pas gidę. Netiesa. Tai va, tai noriu dabar paprašyti tęsti pokalbį Algimantą, nes jis irgi yra ir festivalio organizatorius vienas, ir taip pat ekskursas gidas, bet jis labiau orientuojasi į 5-10 klasių moksleivius. Tai va, įdomu būtų išgirsti tavo patirtis. Taip, liko šitą amžiaus grupė nepadengta, tai teko pasirinkti. Tai sveiki visi, mano vardas Algimantas, atstovauju platesnę gidų komandą iš ekskurso. Kartu nematau Eglės Urmanavičiūtės, kuri vedžiojo ekskursijas per Vaikų architektūros festivalio savaitę. Ir aš galvodamas apie tai, kaip reikalingas yra vaikų architektūrinis švietimas, galvojau truputėlį, gal skambėsiu kontroversiškai, bet man atrodo, iš mano patirtis, remiantis tom surengtom 15 ekskursijų per tą savaitę, kuriuose lankėsi mokiniai pilnos klasės. Mano tokia išvada arba mintis buvo tokia, kad galbūt architektūrinis švietimas vaikams, jame nėra pagrindinis dėmesys patiems vaikams. Mes neturim suteikti visą dėmesį vien tik vaikams ir šokinėti aplink vaikus. Gal tai kontroversiškai skamba, bet aš noriu atkreipti dėmesį į kitą aspektą, kad mes turėtume suteikti vaikams saugią erdvę tapti kūrybiškiams, galbūt ar kitos principus atspindint kažko atpažįstu. Ir ką aš stengdavausi savo ekskursijose, jos visos skirtingos ir prisitaikydavau prie mokinių. Ir lemiamą poveikį mokinių klausimui arba neklausimui, ką aš pasakoju ekskursijai, buvo mokytojai. Tai aš norėčiau daugiau dėmesio atkreipti į mokytojų motyvaciją, kaip mes galėtume bendrai žmonės atsakingus už vaikų švietimą, juos labiau motyvuoti ar atkreipti dėmesį į tiesiog platesnę švietimo sistemą Lietuvoje. Mes dabar ne pačius geriausius laikus išgyvenam ir vis tiek reikia ilgalaikės ir tvarios perspektyvos švietime. Ir tada visa kita dėliojasi toliau patys. O mes su tokiom atskirom mažom iniciatyvom, bet jau aš kalbėdamas už ekskurso komandą, galiu pasakyti, kad tikrai vaikai yra labai smalsus ir kada mokytoja ar mokytojas yra geros nuotaikos, nori patys patirti, jie atveda tos vaikus ir užkrečia juos ir tada mums yra lengviau, negu kur įsitempia mokytojai, mokyklos administracija, kas čia, kokia čia vidinė, to lankstumo, tai ir tas perteikimo procesas sudėtingesnis. Tai va, tai... Tai ačiū labai, tada toliau keliaujam. Ir dabar prašau Agnės Vietės papasakoti apie Vilniaus Tech universiteto jaunimui skirtas iniciatyvas, temas, formatus ir apie tą, kurią jau šiek tiek užsiminiau, parodą Netobulas modernizmas, labai graži paroda. Ačiū, labą dieną visiems. Ir iš tikrųjų, mes kaip universitetai, tai apskritai švietimo misiją tokią atstovavom plačiąją prasme, kur gaunasi, kad negalvoji ne tik tai apie tą specialistą, kurį tu augini, bet ir galbūt žmogų, kuris ateityje gaus specialistų paslaugą ir tokia prieš visuomenę jauti šiek tiek atsakomybę. Tai
natūraliai tų veiklų spektras, jisai yra orientuotas į tą visuomenės švietimą ir bet kuriuo atveju susikerta tiek su mokytojais, tiek su moksleiviais. Ir formatai labai įvairūs, būna, kaip sakyti, ir tie universitetiniai, bet ir didesni projektai ar tam tikros mokyklos traukiančius moksleivius, arba būna kažkokie pavieniai projektai. Ir kas buvo galbūt tokio naujo šiais metais ir tokio jau mūsų fakulteto iniciatyva, tai būtent tas konkursas, kurio rezultatus matote ekrane. Tai mes pakvietėme moksleivius tiesiog pastebėti aplinką, kurioje jie gyvena. Ir kadangi ta modernizmo tema pas mus aktuali labai buvo pastaraisiais metais ir organizavome konferenciją Netobulas modernizmas pavasarį, tai ir pagalvojome, tai pakvieskime ir vaikus kalbėti apie tą netobulą modernizmą, nes kodėl gali tik tai profesionalai ir mokslininkai kalbėti. Vaikai irgi turi nuomonę, vaikai gyvena tam tikroje aplinkoje ir galėtume paskatinti juos sustiprinti tiesiog ryšį su ta. Ir tas būtent žodis netobulas, jisai labai tiko ne tik konferencijos, bet ir vaikų projekto formate, nes pabandėme pakviesti vaikus pagalvoti apie tai, kad architektūra netobulas ir kūrėjas architektūros, netobulas aš. Ir pagalvojom, kad galbūt irgi tas yra elementas, kuris kviečiantis šiek tiek taip pajusti stipresnį ryšį. Ir kuo buvo žavus šitas formatas, tai iš tikrųjų dar tai, kad labai dažnai būna, kad daug kas priklauso nuo to, sakykime, kuriame mieste tu gyveni, kokią tu turi galimybės aplinkui, kur tu gali nueiti, ar tu gali savarankiškai sudalyvauti renginėje. O šitas būtent projektas, jisai tiesiog suvienodino galimybės ir nesvarbu, kuriam tu Lietuvos kampelį gyveni, tu gali dalyvauti. Ir iš tikrųjų aktyviausiai dalyvavo regionų vaikai ir jie labiausiai džiaugiasi. Ir mokytojas labiausiai ten džiaugiasi, kad sako, pagaliau turim kažką, ką galime ir savarankiškai ir nuotoliu ir įkvėpimo to gavo. Ir galiausiai mes darėme tokius kaip finalinius porą renginių. Į vieną pakvietėm vyresnius moksleivius, kuriems dovanojame tiesiog patirtį dieną su architektūra, grubiai sakant, ir tai mūsų dėstytojai prisijungė ir keliavo su Mindaugu Reklaičiu į Nacionalinę dailės galeriją ekskursiją, tai tokia darėm patyriminę dieną dovaną vyresniesiems. O mažiausius, tai turėjom vieną labai aktyvią mokyklą darželį, tai Vilniaus Volungės mokykla darželis, ten nežinau, mokytojai gal visiems kaip užduotį davė ir mus tiesiog užpylė tą mokyklėlę piešiniais, tai buvo labai žavu ir jie paskui atvyko pas mus į svečius, tai mes irgi ten kūrėm, dirbom visą dieną. Tiesiog labai smagu matyti, kad toks paprastas dalykas, pakvietimas atrasti tai, kas tau artima, galėjo sužadinti įvairaus amžiaus vaikus. Kad ta pati užduotis gali veikti tiek pirmokus, tiek dvyliktokus. Tai čia irgi toksai buvo labai smagus, universalaus irgi tam tikro metodo atradimas, sakykime, kad gebėjimas, požiūris kažkoks jisai skirsis pirmoko, dvyliktoko, iš esmės galima tą užduotį taikyti abiems. Tai tiesiog galvojom, kad dviratis nėra kažkoks naujas išrastas, bet tiesiog galbūt, kaip sakyti, tiesiog dar kartą yra tas patvirtintas faktas, kad kartais reikia atsiremti į tai, kad turime naudotis to, ką turime ir plėtoti. Ir man atrodo, šiandien ir yra tokia situacija pas mus, kad kaip ir Algimantas sakė, kažką tik po truputį darau, bet iš tikrųjų turim labai daug ir kaip ir pristatinėjau, kad ir švietimo pačias, ugdymo programos jos keičiasi, turim ir mokyklų gyvų pavyzdžių, kaip ką daro. Tai negalim sakyti, kad nėra to švietimo pas mus, o gal kaip tik reikėtų šiek tiek džiaugtis, kad šiandien esame ir jau kiek metų plėtojamas yra šitas klausimas. Ir ačiū, kad šiandieną visi esam čia kartu ir galiu ir iš jūsų pasimokyti ir tikiuosi plėtosim šitą klausimą. Ačiū labai, aš iš tikrųjų Algimanto mintį pasivokti noriu, kad, kaip jis rašė, sako, kažkada buvo tik svajonė tas architektūrinis švietimas, o dabar jau realybė. Tai kviečiu labai pasisakyti Laurą apie projektą Design Engineer Construct. Tai yra vienas irgi iš atsakymų, kaip architektus pasikviesti į mokyklą ir kurti architektūrą.
Sveiki visi, aš irgi kaip ir mano kolegė atstovauju aukštąją mokyklą. Tai iš tikrųjų gal ne tiek plačiai mes apimam, sakysime, vaikus ir jaunimą, bet tikrai nemažai turime veiklų ir man iš tikrųjų labai smagu čia atstovauti. Ačiū Eglė ir Dalia, kad pakvietėt ir trumpai, sakysim, pristatyti. Tai kaip ir turbūt kolegos, turim labai daug visokiausių veiklų su mokyklom, atvažiuoja pas mus, mes vedam paskaitas ir panašiai. Bet tokius pagrindinius, tai ką Eglė minėjo, ką mes turime, tai turbūt kaip universitetas turim tą tokį ypatingą renginį vaikų universitetą, kuriame dalyvaujame ir savo irgi vedame moksleiviams ir turbūt labiausiai tokią grupę apimam, kuri yra paauglių grupė, tokia įnoringa, sunkiai suvaldoma. Tai iš tikrųjų labai kartais smagu su jais dirbti ir sudėtinga. Kitą projektą, kurį turime, tokį galbūt trumpą, bet jisai yra skirtas susipažinti su architekto profesija ir kaip aš sakau, iš tikrųjų, arba sakyti, ne, man tai netinka, arba vau, kaip man tai yra gerai. Iš tikrųjų, tai Vasaros akademija, architektūros akademija, kurią vedame tokią savaitinę stovyklą, bet labiausiai turbūt didžiuojamės būtent savo projektu Design Engineer Construct. Aš čia nematau, ką rodo, bet tikiuosi, kad rodo. Tai iš tikrųjų šitas projektas, kurį mes vykdome kartu su partneriais Class of Your Own iš Didžiosios Britanijos ir iš jų atėjęs ta idėja. Tai yra metus trunkantis projektas būtent jaunimui. Tai yra gimnazijos klasėms nuo 9 iki 12, kurie mokyklos gali prisijungti. Šiuo metu mes turim iš tikrųjų 7 mokyklas prisijungusias. Vykdome 6 sezoną ir tai yra projektas ilgalaikis, jisai nėra trumpalaikis, jisai prasideda rugsėjį, baigėsi gegužę. Visus metus moksleiviai komandose turi ruošti architektūrinį inžinerinį projektą, kas iš tikrųjų yra iššūkis, todėl kad jie turi pagalvoti apie, ką mūsų studentas atėjęs jau galvoja architektūrai, mokosi apie kontekstą, va šiandien daug buvo kalbėta, apie aplinką, apie kažkokius socialinius dalykus, todėl kad iš tikrųjų netgi ir temas šitam projektui mes renkamės tokias labai įvairias ir susijęs su aktualijomis, ar ne, pavyzdžiui, buvo tema ekologijos centras, buvo tema SOS miestelis, kai prasidėjo visi įvykiai, ir tai ganėtinai aktualu. Tai iš tikrųjų turime tas temas ir šitame projekte, tai man atrodo būtent ir ugdomas tas bendradarbiavimas, socialiniai tam tikri bruožai, jau nekalbant apie architektūrą, inžineriją, mąstymą, vis dėlto kaip tas pastatas stovi, kad ne tik dizainas gražus turi būti, bet ir turi kažkokią tai konstrukciją, kad neatsiejam nuo aplinkos, nuo konteksto. Ir čia jeigu kitą skaidrę dar paleistų, tai iš tikrųjų mokyklos dalyvauja gausiai, mes kiekvienam sezone, mes vadinam sezonais, kiekvienam sezone turim virš 130 maždaug moksleivių iš skirtingų mokyklų dirbančių komandose ir iš tikrųjų kartais atrodo, kad jų darbai tikrai prilygsta kokio kelinto kurso studentų darbams, nes jie kartais turi netgi daugiau drąsos tenais projektuoti ir daryti, negu kad paskiau atėjo į tą aukštą instituciją. Tai čia irgi matote nuotraukas iš įvairių momentų, todėl kad turime ir susitikimus su ekspertais, priklausomai nuo temos. Čia, man atrodo, aš įdėjau iš ekologijos temos dikčius, nuotrauką. Tai turime susitikimus su inžinieriais, turime juos vizituojam iš tikrųjų ir tas toksai jų bendravimas, iš tikrųjų mokyklų įsitraukimas, tokia per projektinę veiklą, iš tikrųjų mokyklos labai įsitraukia skirtingai. Nėra, kad mokyklos skiria valandas, pavyzdžiui, projektą vykdyti, bet jie turi, kai kurie tiesiog savanoriškai moksleiviai komandomis jungiasi, kiti turi tas mokyklinės valandas, kuriomis jie įsitraukia. Labai įvairus tas formatas, bet iš tikrųjų rezultatas yra labai toksai, man atrodo, įdomus, todėl kad tikrai ganėtinai drąsiai ir giliai susipažįsta su architektūra. Ačiū labai. Tai Ieva jau pristatė savo temą, tai aš manau, kad atsisuks į auditoriją. Gal turite klausimų? Gal bendrą tokį klausimą, bet gali nuo jūs pradėti.
mes daug pasakojam apie veiklas, kurias kūrėm mokiniam, jaunimui. Gal jūs esat surinkę kokį atgalinį ryšį, kokios veiklos, kokio tipo veiklos, jūsų veiklų yra tokios įdomiausias mokiniam, kur lengviausia, pavyzdžiui, matot atlikti, arba kas yra labai sunku, nes vis tiek kiekviena programa susideda iš kažkokių skirtingų dalykėlių, todėl pasidalinti tokia patirtim, kas labiausiai aktualiausia mokiniam, ką labiausiai reaguoja, ką jūs matot. Jeigu trumpuose renginiuose ir festivaliuose, tai labiausiai patinka vaikams, aišku, daryti modelius iš Lego arba iš didelių tokių, kaip puslų, kaip detalių, kur galima didelius pastatus sukonstruoti, pastatyti pakankamai greitai. Taip pat, kaip minėjau, tai itin populiari stovykla yra trobelių statymas, o kas mažiausiai aktualu, tai galbūt būtent kažkoks tai, kaip dabar vadinamas, tvarusis menas, tai nėra tik populiaru. Aš tik galėčiau iš savo pusės pasakyti, kad iš tikrųjų, kas yra gal nuo to, kas sudėtinga. Iš tikrųjų, šiandieninės tendencijos yra tokios, kad architektas nedirba vienas, jisai nebėra tik tais menininkas, kūrėjas, bet jisai dirba komandoje su didelė komanda. Ir man atrodo, tas mūsų irgi projektas būtent ir skatina tą darbą komandoje, tai tas yra vienas sunkiausių dalykų. Taip pat, sakyčiau, sunku yra tai, kad jie turi pristatyti, išmokti kalbėti. Dabartinis jaunimas turbūt kalba geriau angliškai negu lietuviškai, tai jiems pristatyti ir dar gebėti apginti savo nuomonę, tas yra labai aktualu, architektui yra ypač svarbu, ar ne, gebėti parodyti teigiamą savo kažkokias pusės. Tai man atrodo, kad šitas yra sunku, bet yra labai naudinga. Kas yra turbūt įdomu ir patrauklu mūsų, pavyzdžiui, mūsų veiklose, tai yra tas kūrybiškumas ir mes iš tikrųjų visą laiką siejam architektūrą ne tik su menu, bet ir su inžinerija, su technologijomis, su tokiu tarpdisciplininiu mokslu. Tai tas, man atrodo, irgi aktualu šiandienai ir tai yra turbūt privalumas. Čia man jau pirtit nelabai daug, kad jūs pasakėt. Bet iš tikrųjų, gal kas iš tų dar sunkių yra, tai aš galvoju, sunku tas pats yra ir moksleiviam, ir studentam. Čia buvom irgi su kolegiam prieš tai kalbėję, kad apskritai tas tarpdiscipliniškumas, integralumas, kuris yra labai stiprus architektūroje, jis yra sudėtingas moksleiviam labai. Ir kada, sakykime, bandau išlukštenti gal tą tokį kompleksiškumą ir palengvinti užduotį, ir kas labai pasiteisino ir patinka moksleiviams, ir iš tikrųjų tą užduotį padaro ir antrokas, ir aštuntokas, tik tai, kad savaip. Tai mes pakviečiam pabandyti moksleivius sukurti mokyklos idėją. Tai pirmas dalykas yra, kad tai yra artima moksleiviui, nes jau jis susigaudau, kad tai yra klasės, dar kažkokie tai elementai, kas jam yra artima. Ir mes tą klausimą įskaidom komandomis, kad vieni turėtų kurti viziją, kiti turėtų kurti vidaus erdvės, treti idėją ir panašiai. Tai suskirstom komandom ir tą bandom kompleksišką klausimą tiesiog išlukštenti. Ir tuo pačiu gaunasi, kad pabaigoje, kai jie pristatinėja, tai kiekvienas kažkokį vaidmenį atlikęs, taip netikėtai susilipdo su tą idėją, nors lyg tai dirbo atskirai. Bet smagiausia dalis tai visada būna ta, ypatingai tai veikia pradinėms klasėms, kada tu vieną iš jų pakrikštyji, kad jis bus miesto koks nors administracijos direktorius ir jis spręs, ar duot pinigų tai mokyklai. Ir dar vieną pastatai, kuris yra direktorius, kuris kovoja už svajonių mokyklą, tai tas ir vaidmenų tai labai labai stipriai veikia. Čia yra istorijų darželis, Kaune, toksai, kur atsimenu, jūs keletą metų siūlė darbo vietą architektui edukuoti darželinukus apie, jie irgi naudoja istorijas vaikus šviesti. O štai reflektuojant apie tą pastatą, gal tai yra architektūra aplinkui, bet reflektuojant apie vaikus ir jaunimą, gal vis tiek aš tai sugrįžčiau prie motyvacijos klausimo. Ir motyvacija ateina iš skirtingų socialinių kontekstų, kas yra tėvai, kokioje mokykloje vaikai mokosi. Aš turiu patirties, jau reguliariai vedu ekskursijas Žalgirio arenoje, kur nuolat atvažiuoja moksleiviai.
su mokyklom. Ir daug jų atvažiuoja ir aš galiu netgi pabandyti išvadą daryti, kad atspėkit, su kuo sunkiausia dirbti. Vaikai iš provincijos mažų miestelių, iš Kauno rajono, sakykime, ar iš miesto? Ne, iš Kauno rajono. Sudėtingiausi tie, kurie yra visko persisotinę, kurie galbūt arba iš privačių mokyklų. Iš Kauno rajono. Taip. Tai vat yra sunkiausia užkabinti, išlaikyti dėmesį ir sudominti, gal kad tie, kurie gyvena privačiuose namuose, suburbijoj, priemiesčių zonai, tai yra sunkiausia masė, su kuo vaikais, kaip juos sudominti, kaip juos dirbti. Nes miestiečiai mieste, gali užmegzti kažkokį ryšį, jie daug miesto mato, architektūros aplinkui. O tai priemiesčių vaikai važiuoja su mašina, mažai mato, patiria to mažai miesto galbūt. Kaimelėse, mažose miestelėse vėl yra daug labai smalsumo dėmesio. Tai nežinau, tiesiog mintis. Labai įdomi tendencija. Mes iš tikrųjų irgi po visų šitų ekskursijų Kaune rinkom su gidais mokyklas, kur sakėm, bet jeigu reikėtų leisti vaiką, kurias mokyklas pasirinktume, bet aš tikrai nesakysiu, čia būtų jau per daug kažkaip negražu irgi. Bet išrinkom porą mokyklų, kur atrodė, kad ir mokytojai pasirodė labiausiai motyvuoti ir tikrai pritariu. Šiaip mes labai irgi galvojam apie tą mokytojų vaidmenį, nes labai jaučiasi, su kokiu mokytoju ateina tie vaikai ir nuo to labai priklauso ir klasės bendravimas, kaip jie dalyvauja tą ekskursiją, kiek jie domisi ir panašiai, bet čia aišku kita tema. O grįžtant prie to, kas vaikam aktualiausia, tai žinokit, to Lego, tai jau aš nežinau, kas gali aplenkti. Mes pirmą kartą darėm, būtent integravom Lego ne kažkur stovyklą ir kur, bet būtent ekskursijai. Aišku, techniškai mums buvo labai sudėtinga, bet dabar jau išmokom, kaip tą geriau daryti, organizuoti, nes vis dėlto tai yra lauke, ten lietus, vėjas, dar kažkas, kokių ten reikia priemonių ir ko, bet dabar jau tą patirtį šiek tiek tokią įgyjom. Tai šiaip, tikrai labai veikia, labai vaikams patinka po ekskursijos pamačius kažkokius tos pastatus, ar ne, taip jiems surezonuoja. Mes pridėdom nuotrauką irgi to objekto, kurį jie konstruos, tai tikrai ir labai vaikus įtraukia, labai jiem patinka, tai čia tikrai nenuostabu ir tik patvirtinu, kaip ir sakė kolegė, kad Lego yra tai, kas vis dar labai vaikus traukia, tai tikrai norėtųsi toliau plėtoti ir tą daryti. Ir kitas dalykas dar labai apie tą komandiškumą, čia irgi kažkas minėjo, tai irgi labai, sakyčiau, kad ta Lego užduotis labai stiprina tą komandinį darbą vaikų, nes mes irgi matėm daugybę situacijų, kur vieni trečiokai labai greit sukonstruoja, o kiti trečiokai susipyksta, viską išmėto ir viskas čia nesigauna ir galiausiai dar mokytoja mums pasako, kad čia trūko detalių ir dėl to vaikai negalės sukonstruoti, bet detalės visiems vienodas. Tai tikrai irgi labai svarbus tas komandinio darbo momentas šitam Lego visam edukacijai. Aš turbūt toliau lauksiu klausimų iš auditorijos. Prašau. Aš norėčiau paklausyti. Ir nepavieniai, nesu tėvelis, jūsų klausimas toks. Ar pastebėjote, kad yra daugiau atėjusių visiškai be jokio išankstinio pasiruošimo, be užduočių išankstinių vaikai, ar tokių, kurie jau ateina kažką išsiaiškinti, kažką sužinoti, atlikti kažkokią užduotį, jūsų klausydami, žiūrėdami ir dar kažką. Ir pasiruošę vaikai ateina. Tai aš, kadangi turiu mikrofoną, pirmą atsakysiu vienareikšmiškai, bent jau mūsų patirtis, kad labai dažnai ateina iš vis nežinodami, kur atėjo. Labai dažnai. Ir labai retai būna taip, kad vaikai ateina ir pasako, mes su mokytoja apie šiandien mums pristatė, kas yra architektas, ką jis veikia ir mes šiandien atėjom į ekskursiją. Arba ten mokytoja netgi užsakydama veiklą, sako, mes skaitysim Adomą Mickevičių, dabar ateinam pas jūs į žaidimą, kad žinotumėm, kur jis čia gyveno Vilniuje, ką jis ten veikia. Tai
tokių atvejų, sakyčiau, yra koks, gal 20% ir 80%, kur vaikai, ateina, nes nežinodami, kur jie eis ir to pasiruošimo, kažkokio tokio nuteikimo, kur eisit, ką pamatysit, ką sužinosit. Nežinau, apskritai, žiūrint į tą švietimo sistemą, aš čia girdėjau, labai daug yra idėjų ir visko, bet man atrodo, kad labai jaučiasi mokytojų nuovargis, toksai, kur jie labai daug visko turi, jūs linksėt galvą, ar ne, labai daug turi visko pasiruošti, žinoti, dabar tos programos keičiasi, ten vadovėliai, labai daug iššūkių yra mūsų švietimo sistemoje ir kai dar mokytojas turi papildomai kažką daryti, ruoštis, ten vaikam kažką pristatinėti, ne tai, kas jau ir taip yra jo tiesioginis darbas, man atrodo, tiesiog pristinga jėgų, laiko ir aš tikrai pilnai suprantu tos mokytojus. Tai atsakant jūsų klausimą, vis dėlto mūsų patirtis tai tokia. Pas mane irgi ekskursijas, kada ateina klasė, tai dažniausiai būna toks suvokimas, kad ekskursija yra tokia kaip pramoga. tą dieną nieko neveiks, vaikai išeis į miestą ir tai aš bandau, manau, mes bandom šiek tiek pakeisti šitą. Kartais būna tų tokių sąmoningų mokytojų, tai tie tikslai yra iškeliami, manau, ekskursijos metu, nebūna taip, kad klasiai ten pasiruošia, bet ekskursijos metu raginam diskutuoti, kalbėti ir kad reflektuoti, ką mato. Tai va, ta pirma refleksija yra būtina, o paskui kol kas nepasiekėm tokio lygio. Tai vėlgi tik taip pritart turbūt galiu, nes pas mus tai daugiau gal, sakyčiau, netgi požiūris yra toks, kad mokytojai, kai ateina su klase, tai jie ir žiūri taip labai paprastai, kad šiandien pas mus yra patyriminė patirtis, tai mes ir ateinam sužinoti, patirti kažką naujo, tuo tikslu ir einam pas juos. Tai aš gal nelabai galvoju, kad mokytojas turėtų kažkaip paruošti mokinius ar kad jie turėtų ateiti pasiruošęs. Nes kitaip galbūt kažkaip ir pranyku šiek tiek tą prasme eiti. Kada yra jau 11-12 klasių moksleiviai, kurie galbūt labai jau ten orientuotai, tikslingai ieško profesinį kelią, tai tada be abejo jie kažką jau ruošiasi, pasidomėję, ateina tikslingai jau. Bet bendrai tai tikrai toks daugiau ateina pirmam kartui sužinoti, kas tai yra. Kas man atrodo labai gerai, tai yra viena iš tų gerų praktikų, bet šiais laikais mokyklos jau pagaliau išeina į tas patyriminės pamokas, ir gal jų ir per daug, aš nežinau, mokytojas erzina gal, bet turbūt prasmingas dalykas. Aš turbūt irgi turėčiau pridurti, kad realiai tikrai tenka nemažai tų pamokų irgi tokių paprastų pravesti, kur ateina klasė, pavyzdžiui, su mokytoju, ar ne, kažkokiai tai užduočiai mes turime iš tikrųjų tokias ir teminės, netgi pamokas, paskaitas iš tikrųjų skirtas klasėms. Tai aš manau, kad vis tiek turbūt jau mokyklos ateina žinodami, kur ateina, kad tai yra statybos architektūros fakultetas, į kokią tu ateini ten tą sritį. Kiek tie mokiniai pasiruošę, tai iš tikrųjų gal ir nereikia, kad jie būtų labai pasiruošę, bet jie ateidami čia ir praplečia tą savo akiratį, man atrodo, pamatydami šitas erdvės mes visą laiką pravedam, kad jie pamatytų, kad tos erdvės gali būti ir kitokios, ne tik salės kažkokios, tai ne, bet tuo pačiu ir kažkokią tą edukaciją duodi tokią, kad jie naujo sužinotų, praplėstų tą savo akiratį. Man atrodo, yra įvairių, yra tekę dirbti su vienam projekte su bendruomenė, kuri irgi iš mokyklų turėjom, būtent dirbom su klasėmis nuo 6 iki 8 ir įvairios klasės buvo. Ir buvo klasės, kurios tikrai domėjosi ir daug žinojo, čia kur, kaip kolega sako, kad jeigu atveža su mašina, tai tie vaikai mažiau mato ir mažiau žino, bet jeigu jie vaikšto rajone ir ateina, tai jau tas akiratis platesnis. Tai iš tikrųjų įvairios patirtis ir man atrodo, ir tie vaikai yra įvairūs ir pasiruošimas kartais tikrai ne visada yra būtinas šitoje vietoje. Norėčiau pritarti kolegijai, kad pasiruošimas šiuo atveju ne visiškai yra būtinas, labiau yra svarbu motyvacija. Norėčiau išskirti, kad yra skirtinga motyvacija. Tai mokinių tėvų ir pačių mokinių. Tai yra pakankamai sunku dirbti, kai yra motyvuoti tėvai, bet ne mokiniai. Tokiu atveju tikrai pasitaiko ir, būna sudėtinga, reikia mokytojo išlaviruoti šią situaciją. Dauguma mokinių yra motyvuoti ir labai noriai eina ir lanko
arki veiklas. Jeigu tai būna, kaip pavyzdžiui, festivalio metu, tai tikrai daug vaikų atėjo ir buvo visą dieną ir paskui dar sekančią dieną atėjo ir buvo netgi, sunku pabaigti. Ačiū labai. Labai žavu, kad visą tai vyksta. Man toks įdomu, kad kokia jūsų patirtis ir kaip jūs matot, ar iš tikrųjų yra tam tikra segregacija, kad vis tik ta edukacija architektūrinė, tas edukavimas yra prieinama tik tai tam tikram socialiniam sluoksniui. Ar vis tik iš tikrųjų tai yra prieinama įvairiems? Kas norėtų, kadangi aš turiu mikrofoną, tai aš atsakysiu taip, aš tikrai tai pastebiu, kadangi tai yra popamokinis ugdymas ir jis yra mokamas ir taip pat ir mokamos yra ir stovyklos vasaros ir nemokami renginiai yra tik tai kartais, bet vis tiek juos reikia atvažiuoti ir ateiti. Tai vat būtent tie motyvuoti tėvai, kurie stumia savo vaikus ir jie tengiasi, kad, kokius dar čia žingsnius reikia žengti, kad mano vaikas būtų architektas ir jau mama jau mato viziją, pasiruošus padaryti viską. Tai tikrai taip. Kaip taip išspręsti, tai, nežinau, galbūt galėtų būti kažkoks tai valstybės finansavimas, kažkokioms tai grupėms. Suomijoje to nėra. Yra tik tai kažkiek tai nemokamų renginių. Kuriuos irgi, sakykime, tos mažumos grupės ateina, bet matau, kad žiūri pakankamai atsainiai. Taip ateina, pasivaikšto, nieko neduodam, nieko išsinešti, reikia patiems viską daryti ir išeina. Aš trumpai galiu pakomentuoti, bent jau mes per pastaruosius keletą metų, surengėm gal arti 3000 nemokamų ekskursijų ir tai buvo valstybės skirtas finansavimas, ar tai vyriausybės, ar tai šiuo atveju, pavyzdžiui, Kauno miesto savivaldybės. Tai aš manau, kad labiau tas, kaip čia sakėt, segregacija, tai toks tarp, vėlgi, kas yra Lietuva šiaip bendrai problema, tai yra regionai ir miestai, nes tarkim, mūsų atveju vėlgi niekas mūsų kol kas nepakvietė ir nefinansavo vaikams ekskursijų kur nors Kupiškiai ar ten Telšiuose ar dar kažkur. Tai vis tiek didieji miestai, kurie turi tų finansinių galimybių kažkaip savivaldybės finansuoti, bet šiaip reikia pasidžiaugti, nes vis tiek daug ganėtinai, manau, yra to finansavimo, kultūros pasas irgi veikia, tai irgi yra galimybė, gal čia tik tais vėl kokia ta kokybė tų edukacijų kur nors regione ir tikrai tenai paruošiamas tos architektūrinės edukacijos pakankamai kokybiškai, bet čia jau visos Lietuvos tas regionų atskirties toksai klausimas. Jeigu labai trumpai galima, aš tai nesutikčiau, čia gal jeigu Suomijos labiau atvejais, aš manau Lietuvoje yra tų galimybių ir vaikų architektūros festivalio metu buvo daug labai edukacijų ir paradoksalu, kad kai nemokama, labai dažnai ir neateina žmonės. Ir čia yra vienas dalykas, kad nemokama veikla problematiška, o kitas dalykas, aš manau, kad labiau ne segregacija, kad kas gali, kas negali dėl finansinių galimybių atvykti, o labiau yra, kas drįsta, kas jaučiasi pakankamai patogiai įžengti į tokias, pavyzdžiui, neformalaus ugdymo veiklos, kai kam gali būti išėjimas iš komforto zonos, visai klasiai ir mokytojai iš regionų. Galbūt mes per daug elitistiškai atrodom mieste rengdami tas savo dirbtuvėlės ir gal mes nepakankamai draugiškai kviečiam. Ir tiesiog tai yra, kad jie jaučiasi nenorį atvykti. Tai. Matai, dar atvykti reikia. Finansai, transportas labai dažnai, kiek mes susiduriam, tai autobusai. Ta prasme, mokytojai sako, mes neatvyksim, nes ten tėveliai atsisakė mokėti už autobusą. Netgi Kaune, pačiam mieste turėjom tokio atveju, kur mokytojas sakė, atvyks ne visa klasė, nes tėveliai neduoda pinigų autobusui. Tai dalis vaikų Kauno mieste jau užsisako autobusą, kad atvykti iki Centrinio pašto ir ne visi vaikai atvažiuoja, nes tėveliai neduos pinigų transportui. Čia aš nežinau, čia žinai, toksai atvejs.
Taip, bet mokytojas samdo autobusą. Nu, čia, žinai, čia vėl tas keliavimas viešuoju transportu irgi yra dažnai klausimas, ar mokytojai ryštasi tą daryti, ar jie geriau užsako autobusą už porą šimtų eurų ir tada vaikams sako susimokėti. Taip, aš suprantu, taip, ir laikas, taip, čia. Pasamdyti autobusus pasiekė viską 3 kartus greičiau negu viešuoju. Nu, čia taip. Šiaip nėra vienos bėdos, ta bėda susideda į burbulą, ar ne, ir autobuso kainą, ir plius, sakykime, dabar sugriežtintos turizmo renginio visos taisyklės, nes 15 mokinių tų vaikai, klasė vežėsi 30 vaikų, ar ne, turi būti 3 lydintys, iš kur juos gauti mokytojos, taigi turi savo pamokas, ar ne, kaip jas sukeisti ir taip toliau. Tai reiškia, tą visą kuprinę daug sudėda. Nėra vienos priežasties, jų daug.